5, 4, 3, 2, 1, go. Labas dienas mūsų žiūrovai. Kaip matot, mes kaip visą laiką kažkur kelyje važiuojam. Donatas, Andrius, šalmai ir, kaip matot, Opeliukas ant ralo. O važiuojamės į Ukmergę. Tiksliau, Ukmergės Versmės autokroso trasą. Ten šiandien vyksta Weekend Grand Race sprintas. Ir nusprendėm sudalyvauti dar šiais metais kažkur, tai nusprendėm, kad vis tiek norim ant žvyro, slalomą kažkaip gal nelabai norėjom, tai važiuojam ant žvyro pasivažinėti. Ir tuo pačiu, kadangi visą sezoną Andriukas montavo video, tiek darė nuotraukas, tiek jas retušavo, dirbo ir tik tais dirbo ir jokios padėkos negavo, tai nusprendėm su Donatu jam padovanot pasivažinėjimą su Opeliu trasoj. Tai dėl to važiuojam dabar į Ukmergę ir aš pats pasivažinėsiu dar šiek tiek, kad pasidžiaug dar paskutinį kartą Opeliu šiai sezoną ir tuo pačiu ir Andrius pasivažinės, nes buvo kažkada tiesiog pasakęs tokią mintį, kad visai gal norėtųsi irgi pabandyti pavažiuoti, tai po to žiūriu, kad atsirado toks renginukas, kur galima būtų suvažiuoti jam, su ko ar nori. Sako, jo, tai sakau, gerai, važiuojam. Aišku, oras nepavydėtinas, 5 laipsniai, kiek matau, vėjuota labai ir dar praneša lietų. Bet nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tai manau, nesušalsim, viskas bus gerai ir susitinkam Ukmergėj. Mes jau prisėjom administraciją, užsiregistravom, prisėjom techninį. Va, jau pasistatė Opeliuką servisą. Improvizuotą serviso zoną pasidarė. Nu, neimprovizuotą, viskas yra gerai, bet jau pasistatė, jau užsidėjo laiko matuoklį ir dabar lauksim startų. Čia kitos grupės keli paskutinius važiavimus atlieka, tada mūsų briefingas ir po briefingo pradėsim mes važiavimus. Tai ką, laukiam tada važiavimą. Pasižiūrėjom, kaip važiuoja su paprastom mašinom žmonės. Taip, irgi yra tikrai smarkiai pasportuojančių. Žiūrėsim, ką mums išėjo šiandien čia padaryti, parodyti. Didelių rezultatų tikrai nesitikim, nes yra daug rimtų varžovų suvažiavę, tikrai profesionalų. Kuo dar savęs aš negaliu laikyti profesionalų, tikrai toli gražu man iki to. Bet svarbu tiesiog važiuoti. Tai tas smagiausia, kad gausim dar biškį pasivažinėti. Kol kas oras labai vėjuota, bet nelyja. Trasa šiaip ganėtinai sausa, nėra labai šlapia. Aišku, tiek, kiek mačiau. Kai pravažiuosim, tada pamatysim, kokią situaciją trasoj. Tai ką, laukiam pirmųjų startų.
Gal viskas tai kaip norėjom. Pravažiavimą pirmą pravažiavau aš, pravažiavo, tada sėdo važiuoti Andrius ir bevažiuojant Andriui antrą ratą lūžo granatą. Tai ačiū labai organizatoriui, kuris turėjo draugo ar kažkieno, ar jo taip ir pilnai nesupratom, Opel Astra ir turėjo granatą, paskolino mums granatą, pasikeitėm, tai spėjom dar suvažiuoti po vieną kartą. Aišku, antri mūsų važiavimai buvo jau visiškai kitokiom sąlygom, nes labai smarkiai užlijo ir labai šlapia trasa paliko. Tai leido važiuoti dėl to, kad nespėjom, mes susitvarkė mašiną ir leido dar sudalyvauti, bet realiai varžybų pabaigai yra atšaukti dėl labai prastos kelio būklės ir oro sąlygų. O šiaip, apart granatus lūžė kaip ir viskas gerai. Aišku, kai per šlapę trasą pravažiavom, tai labai ištepėm Opelį, bet čia nieko tokio nusiplausim, tai ir čia tame medaus. Svarbiausia, kad pavyko susitvarkyti vietoj, bet greit susisukom, pasikeitėm granatą. Labai pafilmuoti nebuvo, kada Andrius biškį ten pafilmavo, tai gal jau turbūt yra įmontuota, tai jūs jau tai matėt. Kiek tik tais pavyko pafilmuoti, tai žodžiu paprastai sakant, tiek ir naujienų iš Weekend Grand Race sprinto. Šiaip likom patenkinti, tikrai smagus renginukas, tikrai smagiai galima prasilėkti, pakonkuruoti. Tik tais, kad šio karto automobilis vėl pavedė ir granatą nusprendė lūžti. Bet kaip įtarėm, turbūt granatos bėda po Kauno rudens, kai buvo nulūžęs krokšteinas dėžės pagalvės, tada mes gerokai pavalgėm granatą, tik netraškėjo, nedavė savo jokių ženklų. Tik man suvažiavus pirmą važiavimą, tada jinai pradėjo traškėti, kad galvom dar atlankys, startavo Andrius ir antrą pradė lūžų, kaip ir jau minėjau. Tai tiek, grįšim į Kauną, nusikraunam Opeliuką ir eisim ilsėtis. Tada iki sekančio mūsų video. Jeigu patiko, paspaudžiam like, pasidalinam su draugais. Ir tai taipogi mus galite rasti tiek Instagram'e, tiek Facebook'e.